tas į rungtynių protokolo, bet čia pasvalyje taip pat yra tiesa be sportinės aprangos. Mindaugas Brazys sakė, kad tiek Wiley, tiek ir Mineikos situacija yra ta pati. Abu krepšininkai neaišku, kada galės grįžti į rikiuotę. Gavo labai anksti traumą pirmą minutę, regis akistatoje su 7bet Lietkabelio komanda. Nojus Mineikis ir jis vis dar žaisti nėra pasirengęs. Čia perdavimas Kovaliovui. Kovaliovas prasimeta kamuolį pro nugarą. Neblogas rungtynes jis sužaidė su Žalgirio komanda. Tai buvo jo geriausias mačas Lietuvoje. Tad šiandien galbūt irgi suteiks nemažai savo komandai galimybių. Čia pataikyta į Pleikį, kamuolys už aikštės ribų. Pleikys pastaruoju metu tikrai demonstruoja gerą formą, neblogai jis atsiskleidė šį sezoną. Panašiai galima kalbėti ir apie Matą Vaitkų. Oskaras Pleikys per pastarasis kelerias rungtynes žaidė rezultatyviai. Buvo 17 taškų, 25 naudingumo balai su Ryto komanda, buvo ir su Nevėžio OpTibet iki po 12 taškų, 20 naudingumo balų. Tai yra dvi akistatos per pastarasis trejas rungtynes. Julius Jucikas pelno pirmus taškus šiame mače. Į kairę pusę prasiveržė ir pataiko nuo lentos. Žygimantas Janavičius akcentavo prieš šias rungtynes Ramūnas Virka, kad reikia stabdyti varžovų komandos kūrėjus, gynėjus. Tai yra komanda, kuri turi tikrai gerą gynėjų grandį ir taip pat gerus snaiperius. Būtent tai yra pagrindiniai akcentai. Mindaugas Brazys prieš šias rungtynes kalbėjo, kad reikia stabdyti varžovų derinius 2 prieš 2 ir taip pat varžovų greitas atakas, nes ekipa mėgsta būtent žaisti taip. Ir labai svarbu šiandien bus Neptūno komandai kova dėl atšokusių kamuolių. Nebus Wiley, kuris sėkmingai grūmėsi po lenta. Žaidėjas, kuris atkovojo po 9 kamuolius. Ir sakė, kad būtent Mindaugas Brazys komandos problema pastaruoju metu būtent yra atkovoti kamuoliai. Taip pat ir gynyba prieš varžovų transiciją, prieš greitas atakas. Metimas iš toli taiklus, pataiko Mindaugas Girdžiūnas. Žinoma, puikiomis snaiperio savybėmis pasižymė Mindaugas Girdžiūnas, meta po 5 tritaškius, pataiko 37% ir negalima leisti jam įsibėgėti. Pirmas Girdžiūno metimas pasiekė tikslą. Dabar jau netaiklus metimas kitoje aikštės pusėje, Girdžiūnas bėga į greitą ataką. Julius Jucikas buvo perėmęs Mindaugo Girdžiūną, lieka Mindaugas prieš Jaredą Cunninghamą, atakuoja, netaikliai tai daro. Tokius derinius tikrai gali pabaigti Mindaugas. Labai sėkmingai jis atakuoja iš vidutinio nuotolio, šį kartą metimas nebuvo taiklus. Žygimantas Janavičius stabdo greitą varžovo ataką. Corey Allenas įprastai rungtyniauja starto penketą, nors naudingiausias komandos žaidėjas dabar jau yra po kelerių metų pertraukos į ekipą grįžęs Jonas Gilonas. Jis pelno po 11 taškų ir renka 12 naudingumo balų. Jaredas Cunninghamo žaidžia rezultatyviau. Cunninghamo perdavimas į pusiau kraštą, Corey Allenas iš toli, netaiklus metimas. Labai prastos rungtynės su Žalgirio komanda buvo tiek Allenui, tiek Gilonui, tiek ir Cunninghamui. Šie visi krepšininkai užvakar pataikė labai prastų procentų, įmetė vos porą metimų, išmetė daugiau kaip 20. Tas pats Corey Allenas prametė visus 7, Jaredas Cunninghamas prametė visus 5, o Gilonas pataikė 2 iš 12. Čia dėjimas iš viršaus smaginasi Rokas Gustys. Jo nykštys pakeltas į viršų, graži ataka. Tad 2 metimai buvo pataikyti šių krepšininkų. O šie žaidėjai, kaip ir minėjau, išmetė tų metimų nemažai. Atakavo net 24 kartus, 2 iš 24 visi jie kartu sudėjus. Ignas Vaitkus pataiko. 4-7. Prastokai pradėjo kėlinius su Žalgirio komanda Pieno žvaigždės, tiek pirmą, tiek trečią. Tada Žalgiris demonstravo tą eurolyginę gynybą ir Pieno žvaigždėms sunkiai sekdavosi įveikti varžovų barikadas, bet po to varžovai atsipalaiduodavo ir Pieno žvaigždė šiek tiek priartėdavo prie oponentų. Jucikui pražanga, tačiau vis tiek Pieno žvaigždžių ekipa pralaimėjo 27 taškų skirtumų, 61-88. Prieš tai buvo 2 pasiektos pergalės prieš Kėdainių komandą 10 taškų namuose ir taip pat išvykoje nugalėta Prienų Labas Gas komanda 6 taškais. Rokas Gustys nepataiko iš vidutinio nuotolio, prasiveržimas pro galinę liniją, perdavimas atgal. Corey Allenas kamuolį liečia paskutinis ir jį į žaidimą galės grąžinti Neptūno ekipa. 7-4 kol kas laimi šias rungtynes. Pieno žvaigždė šiandien nėra labai audringai palaikomos ir galių tikrai daug nėra tribūnose. Negalima palyginti su tuo, kas buvo užvakar, kai atvyko Žalgiris. Čia apypilnės tribūnos buvo tuo metu. Janavičius įmeta kamuolį žaisti nugarą Pleikiui. Pleikys pritraukė 2 varžovus. Deividas Gailius iš toli, metimas tikslo nepasiekė.
Ir atkovoja kamuolį Corey Allenas. Įmeta kamuolį Allenas, Julius Jucikas. Na, labai įdomi šiandien dvikova štai čia. Jucikas prieš Gustį nuo vienos kojos fade away meta ir pataiko Julius Jucikas. Na, labai sudėtingas metimas ir taiklus. Nieko negalėjo padaryti Rokas Gustys. Dirbo visai neblogai gynyboje, taigi du labai galingi žaidėjai. Gustys prieš Juciką, šiandien vienas prieš kitą. Geras perdavimas Guščių ir pražanga fiksuojama. Rokas Gustys šį sezoną nėra toks visą griaunantis, kaip yra buvęs. Renka 8 taškus ir 10 naudingumo balų. Žinoma, geresnius sezonus jo matėme Ryto Šiaulių gretose. Taip pat geresnis sezonas buvo ir Uniclub Casino Juventus. O dabar fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Julius Jucikas nepatenkintas. Tai prastesnis sezonas, beje, Roko Guščio buvo tik Ryto gretose, kai sužaidė tik 9 rungtynes ir gana anksti baigė sezoną dėl traumos. O daugiau tiek Šiauliuose, tiek ir Uniclub Casino Juventus žaidė jis ir rezultatyviau ir naudingiau. Ten žaisdavo ir daugiau. Ir mesdavo dvitaškius geresniais procentais, taip pat atkovodavo ir daugiau kamuolių. Bet vis tiek vienas pagrindinių priekinės linijos žaidėjų yra Klaipėdos Neptūno gretose. Žinoma, svarbiausias komandos žaidėjas, sakyčiau, kad yra Austinas Wiley, kuris pelno po 11 taškų per rungtynes. Pagal rezultatyvumą nusileidžia Girdžiūnui, nusileidžia Gailiui. Bet yra naudingiausias komandos krepšininkas, renka po 18 naudingumo balų per mačą. Šiandien Wiley mes nepamatysime, tad tikrai Mindaugui Braziui yra nemenkas nuostolis. Kovaliovas veržiasi pro kairę pusę, meta nuo lentos ir pataiko. Kovaliovas, gražus reidas. Kairė ranka užsibaigia. 8-8 lygina rezultatą Kovaliovas. Gustys. Žygimantas Janavičius, Mindaugas Girdžiūnas. Gustys stato aukštą užtvarą. Gerai splitina gynybo Girdžiūnas. Tarp dviejų oponentų pranėrė, labai gražus prasiveržimas. Ir taiklus metimas. Pataiko Girdžiūnas. Na, tokie metimai iš vidutinio nuotolio tikrai labai yra mėgstami Girdžiūno. Ką tik tai pamatėme, 10-8. Corey Allenas paleidžia tritaškį. Netaiklus jo metimas. Ima kamuolį Oskaras Pleikys. Girdžiūnas žaidžia 1-1, vėl nardo Girdžiūnas, šį kartą jau neatlieka kokybiško perdavimo Davidui Gailiui. Vaitkus iki galo, taškai krepšyje yra. Kovaliovas, atrodo, jam prireikia dar įsikišti, nes nepataikė Ignas Vaitkus greitoje atakoje. Šiaip Vaitkaus sezonas nėra lengvas, turbūt buvo tikimasi daugiau iš komandos kapitono. Ignas Vaitkus šį sezoną renka 9 taškus ir 10 naudingumo balų. Janavičius kairė ranka pabandė užsibaigti, na ir bėga į greitas atakas. Pieno žvaigždžių ekipa, ką ir akcentavo Mindaugas Brazys. Greitas žaidimas ir pick and rollai. Du svarbus akcentai Pieno žvaigždžių gretose. Pozicinėse atakose nėra lengva susikurti Pieno žvaigždėms situacijų, bet greitose atakose tikrai galimybių yra. Jo labiau, kad komandoje žaidžia Cunningham, žaidžia Corey Allenas, Jonas Gilonas, žaidėjai, kurie tikrai labai sėkmingai gali rengti greitas atakas ir patys bėgti į jas. Mėgsta ir lietuviai užbaigti greitus išpolius. Tas pats Šaulys, Vaitkus, Pacevičiui perdavimas ir fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Pacevičius šiaip yra starto penketo žaidėjas, šiandien Julius Jucikas rungtyniavo penketuke. Galbūt ir žinant tai, kad nėra Wiley, kad yra starto penkete Rokas Gustys, labiau tinka Julius Jucikas, na, o po to jau galima ir su Pacevičiumi pažaisti prieš varžovų komandos mobilesnė priekinė linija. Rinaldas Malmanis dabar jau žaidžia penketuke. Ir būtent jis panašu užima 5 poziciją. Jonas Gilonas. 1-1. Ir prasiveržimas, perdavimas. Atrodo, dabar buvo panašus sustojimas į 2-3 gynybą Klaipėdos Neptūno, kai nėra tikro vidurio puolėjo. Net Davidas Gailius ten buvo atsidūręs po krepšiu. Ir kamuolį į žaidimą galės grąžinti Klaipėdos Neptūno ekipa, nors Jonas Gilonas jau buvo pasirengęs mesti baudas. 10-10 ir po 3 pražangas turėtų komandos. Matas Vaitkus taip pat pasirodė aikštėje.
4 minutės iki pirmo kėlinio pabaigos. Labai gera pagalba Martyno Pocevičiaus. Matas Jogėla taip pat ant parketo ir taiklus metimas. Rinaldas Malvonis pataiko. Žaidėjas, kuris susilaukė tikrai nemažai kritikos šį sezoną, žaidžia po 21 minutę, renka 5.5 naudingumo balus, pataiko tik 28% tritaškių, bet žinoma gali žaisti Malvonis ir geriau. Ir ypač kalbant apie komandos gynybą, čia irgi tikimasi nemažai iš Malmonio ir kaip kalba Mindaugas Brazys treniruotėse, visai Malmonis neblogai atrodo. Dabar taiklus metimas, 12-12. Gailius. Jo perdavimas čia mato Jogėlai. Jogėla gali ir veržtis pats, gali ir pakurti savo komandą į ataką. Neblogai rezgantis išpolius yra šis krepšininkas. Dabar žaidžia į dešinę prieš du varžovus ir taiklus metimas. 14-12. Džonas Gilonas. Į pusiau kraštą gražiai juda kamuolys. Jaredas Kaningiamas iš toli. Metimas tikslo nepasiekė. Dar kartą Kaningiamas atakuoja ir taikliai tai daro. Iš Kaningemo tikrai geresnio žaidimo reikia nei praėjusiame mače. Kaningiamas yra rezultatyviausias komandos krepšininkas, renka po 12 taškų. Buvęs NBA žaidėjas, tad iš jo tikimasi nemažai, buvo sužaidęs ir tikrai labai gerų rungtynių ir prieš mačą su Žalgiriu rinko po 17 taškų per 2 rungtynes, bet su Žalgiriu 1 taškas, visi 5 metimai žaidimo netaiklus, -3 naudingumo balai. Dabar Kaningiamas yra keičiamas, Evaldas Šaulys pasirodo aikštėje. Na irgi žaidėjas, kuris per pastarąją atkarpą sužaidė ir labai sėkmingų rungtynių. Šiandien kilo nuo atsarginių žaidėjų suolo. Matas Vaitkus, geras perdavimas Malmoniui, sudėtingas Latvijos metimas, bet tai yra pražanga. Martynas Pocevičius neteisus. Ir Malmonis stoja prie baudų metimų linijos. Klaipėdos Neptūno žaidėjas baudas meta 68% taiklumu. Vis dar žaidžia tikrai nemažai, labai rezultatyvus Malmonis nėra, bet per pastarą atkarpą buvo ir geresnių rungtynių, tarkime su Sibet. 14.18 naudingumo balų, 13 balų surinko su 7bet Lietkabeliu, na praėjusiame mače -1 naudingumo balas su Kėdainių komanda. Jogėlos metimas tikslo nepasiekė, kol kas gynybinės rungtynės, 14-14, daug pramestų metimų. Džonas Gilonas, Malmonis buvo pakilęs, lieka prieš Vaitkų. Gilonas. Šaulys, gražiai juda kamuolys puolime ir žinoma čia jau sunku Malmoniui sustabdyti aukštesnį varžovą. Martynas Pocevičius labai geroje padėtyje gavo perdavimą ir Malmonio minkštoka gynyba. 16-14. Atakuos per priekinę liniją, manau, kad Pieno žvaigždės savo varžovus. Minėjau, kad nėra šiandien Wiley, tad yra tikras vienas vidurio puolėjas. Rokas Gustys, Pleikys, žinoma, turbūt irgi žais čia, o čia greita ataka ir taiklus metimas greitoje atakoje, pataiko Kovaliovas. Kovaliovas šiandien gali sulaukti nemažai žaidimo laiko, šiaip įprastai rungtyniauja šis Pieno žvaigždžių komandos krepšininkas po 15 minučių, bet kadangi nėra Furmonavičiaus, nėra Kuksiko, jis yra bene vienintelis žaidėjas 4 pozicijoje šiandien, o čia minutės pertraukėlė. Klaipėdos Neptūno pastarieji rezultatai tikrai yra neblogi. Komanda laimėjo namuose prieš Jonavos ekipą kovo 26 dieną, tada nusileido namuose 7bet Lietkabeliui, bet pralaimėjo tik 13 taškų skirtumu. Žaidė namuose su Ryto ekipa, ten atrodė, kad gali ir laimėti mačą, bet
galiausiai buvo patirta nesėkmė 4 taškų skirtumu. Ir vėliau sekė akistata su Šiauliais. Išvykoje laimėta 2 taškais, laimėta prieš Nevėžio komandą 6 taškais, tad 2 laimėtos rungtynės paeiliui. Geros rungtynės su Ryto ekipa, bet kaip ir kalbėjo Mindaugas Brazys, visada norisi geriau ir tokie nedideli epizodai, kuriuos norėtųsi pagerinti, būtent kova dėl šokusių kamuolių, varžovų gynyba prieš varžovų greitas atakas ir patys kartais bėgame į atakas neblogai, greitas kartais norisi ir geriau, taip kalbėjo Mindaugas Brazys, o dabar Martynas Pocevičius pelnė tranzicijoje 2 lengvus taškus. Geroje padėtyje kamuolį gavęs ir vėl splitina gynybą Mindaugas Girdžiūnas, antrą kartą šiandien tai pranėrė tarp 2 varžovų, bet nepavyko pataikyti šį kartą Klaipėdos komandai, gera ataka ir netaiklus metimas. Šiandien ir Martynas Arlauskas turės galimybę. Na, prieš praėjusias rungtynes su Žalgirio komanda, kai Arlauskas sirgo, kalbėjau su Ramūnu Cvirka, klausiau, kaip yra su Arlausko situacija, sakė, kad serga Martynas ir žaisti negali, na, sakiau, kad vis tiek kol kas daug epizodų negauna aikštėje, jis sakė, kad, na, Arlauskui taip nesiseka, nes kai jis turėtų galimybę žaisti, jis yra traumuotas arba serga, arba kitos problemos, šiandien Arlauskui galimybė suteikta ir įmo kamuolį Martynas, metimo šį kartą netaiklus. Šiandien panašu 4 pozicijoje žaidimo laiko jis gaus. Greta Pocevičiaus arba Juciko. Mindaugas Girdžiūnas. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Girdžiūnas kaip gražiai pranerė į dešinę pusę ir kairę ranką. Dabar užsibaigė šią ataką. Mažina skirtumą iki 2 taškų. Girdžiūnas jau yra pelnęs 7, tai yra rezultatyviausias šio mačo krepšininkas. Kovaliovas surinko 6 ir Pieno žvaigždės pirmauja 2 taškais. Pirmas ketvirtis BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse, kurias pristatė Depo, ištiksėjo.